Sveiki visi. Atvažiavom šiandien į paprastą sodo tvenkinį. Negaliu kažkaip išskirti. Aš manau, visi mes turim šalia kažkur tai, kur gyvenam, panašų tvenkinį. Tai tiesiog pažvėjuosim. Vėl metodas, vėl jaukas. Tai šiandien tiesiog mes ką turėjom, tą ir sumetėm iš tikrųjų. Tai iš dviejų skirtingų jaukų. Sumetėm, dar turėjau kanapės ir džiūvėsėlių ir susaldinau tiesiog su aroma. Aišku, dar turim pelečių, matysim kaip sekasi, tai sumesta viena tik meškerė šiandien, o šiandien tik su viena meškerė dėl to, kad pas antrą lūžo ryte. Pradėjau ją krapštyti, pradėjau ją valyti, nebesurinkau atgal. Tai va taip ir būna, va toks iš manęs meistras. Tai va iš tikrųjų ieškau savo rytės naujos, biudžetas iki 100 €, jeigu turit kažką pasiūlyt, prašom rašykit. Matysim, gal ir iš jūsų naudotą nupirksiu. Dėjau dabar grinai į tą taškelį. Va turiu vilčių aš tenais pagauti kažką tai. Nežinau, patinka man nendrės. Patinka man ten pamest šeryklas. Bet matysim, o gal pagausiu. Sėdim jau valandą laiko. Iš tikrųjų, kibimų mažų yra, bet tai faktas čia yra smulkmė, nepaima pilnai kablio. Iš tikrųjų, tai antiek nestabilus orai, kad pusdienis būna tiesiog, sakykime, apsiniaukęs be vėjo, ten karšta, šilta. Ir kitą pusę dienos jau tiesiog arba pyla lietus, arba viskas atvirkščiai, kaip tik šiandien, kai buvo pusdienis toksai. Kalba link jau lietaus, bet va, įsidienuoja, saulė lenda, bet va vėjas atsirado. Ir kaip tai 2 kartus per dieną keičiasi orai, aš manau, žuvį visai ne į temą, nepatinka ir jinai tiesiog kažkur tai pabėgo slėptis ir jai ne iki maisto. Ko gero naktimis maitinasi ir tom daug kas pasakyta. Tai jau pamastymai vyksta, kad reikia grįžti prie tradicinio fiderio į upę. Ant gyvų. Tai gal net sekantis video bus kaip tik iš upės kokios. Bet jau prasidėjom valandą laiko ir tiesiog be žuvies keisti tašką. Variantai. Sumečiau, sakykime, nuo nendrių paimkit 5 metrus, taip ir apie 40 metrų šoviu tiesiog. Lai būna, pažiūrim, kas ten gero. 5 minutės ten, jeigu net nėra nei mažiausių kibimų, permetam. Sėdėm jau 1,5 valandos, gal net daugiau. Na, iš vis nėra kibimų. Aš turiu tik tai vieną mintį. Man reikia ruošti daiktus ir važiuoti namo. Pakeisim tvenkinį, galbūt man praeis tik 1 dienų, jums praeis tik 1 sekundžių. Na ir labas dar kartą, atvažiavom į Aglonėnus. Man praėjo diena, jums praėjo 1 sekundžių. Jau spėjau prasiskanuoti dugną, susirinkau savo 2 taškus, abudu 34 metrai, jau taip gavosi. Susimečiau į tos 2 taškus po 3 spodus, spombas atsiprašau. Ir bandysiu pagaliau žvejoti. Žiauriai užtrukau ilgai, tai turbūt valandą laiko praėjo, kol susidėjom daiktus, kol susižiūrėjau visas
taškus, tai dabar tik ramiai prisėdau ir noriu pažvejoti. Tai šiandien vėl jau nebedarau klaidų, pasiėmėm specialų jauką, tai būtų Method Mixo iš VDA ir peletės Dinamito Big Fish pellets metodo. Jas mes šiandien, aišku, gavom. Iš kur? Iš Gaudykl'te. Tai jie žiauriai man pagelbėjo dėl tos pačios problemos, kai aš sakiau pirmam video, tai kad aš nebeturiu rytės. Tai jie man greit suorganizavo, padėjo išsirinkti ir tuo pačiu, sako, pasink jauku. Tai bandysim, testuosim, žiūrėsim, kaip seksis šiandien pasigauti. Tikiuosi, iš vis šiandien pasigausim ką nors, nes tvenkinys daug žadantis. Žuvų matosi, šokinėjimus gerus mes matom. Aišku, bet triukšmo šiandien bus, tai viską dėsiu, jeigu nieko nepagaus, tai bus jie kalti. Kas man patinka šitose jaukuose, tai tikrai kad peletės atleidžia klaidas. Bet važiavom, padėjau jos brinkti ir pamiršau, kad jos brinksta minutę laiko. O aš ką dariau? Pradėjau skanuoti dugną. Jos geras 3 minutės tikrai ten brinko, tik tada jau pastebėjom, ištraukėm, padėjom džiūti ir ką, mes šiandien po 15-20 minučių turim gerą rezultatą, jos kimba puikiai, jos drėgnos, bet jos veikia. Gal veikia, nežinau. Kas liečia jauką, tai tikrai galiu pasakyti klaidą, perbrinkinau, tai skubėdamas vėl padariau klaidų ir įvyko tai, kas įvyko. Nežinau, kvapas jo tikrai žiauriai geras, aš tikrai įtariu, kad jos veiks ir jos galbūt suveiks. Jos gerai tom, kad dabar jos nepadaro tokio debesio vandenį, jos atsigula ant grindų, ant dugno, kaip turi būti. Ir, sakykime, labai lėtai atiduoda tą jauką iš šėryklos, kaip panašiai kaip ir peletės. Tai matysim, žiūrėjom toliau. Kas gi dar, jeigu nepirktotas? Mažas, bet jėgų turi, girdit? Nu, ne toks jau ir mažas. Visai neblogas, palyginus kaip tvenkinį. Jėzau, kaip tu čia užsipainės. Nu, didysis žuvautojų. Įdomu, ne? Tai ko gero ir baigsim tą natą. Su vienu karšiu per 2 tvenkinius. Ką padarys? Nekibadinis yra nekibadinis. Turi būti tokių irgi dienų. Nors labai norėtų, kad jų būtų ženkliai mažiau. Bet aš manau būtinai sugrįšim čia. Man patinka čia visai vaizdas.